Esu Vileišio gatvė 15 numeris. Namas pastatytas Gedimino technikos universiteto statybos fakultetui perkeliant iš Kauno į Vilnių. Dauguma, praktiškai visi namo gyventojai buvo universiteto dėstytojai. Kultūra gyvenimo išlikusi. Sodeliai, profesorienės, docentienės. Ilgainiui visa infrastruktūra, aišku, pradėjo nykti. Ypač sunyko tuomet, kai, buvo pradėta, tarkim, čia į gretimą namą nutiestos dujos. Po to nutiesimo liko duobė. Šita duobytė irgi, kita duobė. Tiesiant dujas. Viskas taip tvarkoma. O tvarkoma tragiškai. Darbo kultūros neliko. Anksčiau sakydavo, čia Tarybų Sąjungoje nemokėjo dirbti, kaip jie dirbo. Čia praėjusią savaitę užtaisinėjo skylės. Tai jūs įsivaizduot, koks čia lygis. Čia uždarytas, užtaisytos skylės, kelininkai. Atvažiavo, toliau čia gretima, nieko nepadaryta. Ir kaip jie dirba, Čia praėjusią savaitę atvažiavo traktoriai, matot, kas čia padaryta. Kokios provežos, kadangi buvo drėgna, visą išmalė per kelią, visą parkiuką jie išmalė. Per žolės, per viską. Žiūrėkit, čia išmalė visus šalygatvius. Čia prie mūsų namą. Parodau, kad čia greta visai namo mūsų. Ką šitie galvijai padarė, kaip jos pavadinti tokius žmonės. Važiuoti per kitą pusę, ten, kur naujai padaryta, jie nesiryžo. Nežinau, ar čia rekonstruos, ar nerekonstruos, bet kas padaryta. Kam vieną daryti, o kitą griauti? Aš šitos logikos niekaip nesuprantu. Ką jie padarė. Ir čia kiekvieną kartą, ką nors daro, tai vieną daro, kitą griauna. Apie jokią darbo kultūrą čia kalbos net nėra jokios. Jie čia, sumanyta, kad bus padarys šalygatvė. Praeitą savaitę suvežė tos plytas, išknyso šitą visą žemę. Šią savaitę niekas nedirba. Matyt, ruošiasi švęsti, nežinau. Ar priėmimą į Europos Sąjungą Lietuvą, ar gegužės 1, bet viskas palikta. Šią savaitę niekas nedirba. Po nulį ilsisi. Išknysta viskas. Bet tai išknysta kaip išknysta. Bet kadangi važiuoti pro kitur nėra kaip, tai visas medžiagas ir visa sunkioji technika, viskas čia važinėja per mūsų kiemą. Buvo darbai tokie čia vykdomi. Čia prieš metus gerus, o tos laiptus čia priekį yra laiptai. Jie buvo visiškai suardyti ir aš rašiau, kiti rašė namo gyventojai, sutvarkė, bet viskas vyko, kiti laiptai čia suyra irgi matytaisys. Tai bet čia viskas važiuojama per mūsų kiemą, per šitos visus. Čia šviežiai visiškai. Plyta sulaužyta. Čia kitos susmegusios, taip čia. Dar viena plyta sulaužyta. Su sunkiaja technika. Čia važiuota ir naikinta viskas. Grįžtu į tą pačią vietą. Tas mūsų gražus namas. Ir mūsų valdžia, šiknarankė, nesugebanti vienu metu statyti ir negriauti. Šalygatvę suskaldė su tais baisingais traktoriais. Tai jau dabar nufotografuosiu dar šitą visą grožį. O čia, naujai suskaldyta. Ir čia, kai tik sunkusis transportas važiuoja per šalygatvę, tai skaldo tas plyteles. Čia jie su traktorium gėlynus. Jau čia gėlių nebesodinam, kadangi čia viską sunaikina važiuodami. O taip. Vileišio 15 numeris.